Sveiki, mielieji. Žinot, žmonės gydosi. Gydosi kaip išmano ir kuo išmano. Vaistai yra geras dalykas. Vaistai yra tas ekstra pagalba, kurią galit gauti savo. Žinot, kas iš tiesų jūs išgydo. Žinot, kas iš tiesų jūs išgydo, tai jūsų imuninė sistema. Jos galimybės yra beribės. Jos galimybės yra tokios didžiulės, kad jūs net neįsivaizduojat. Vaistai jums panaikina tik simptomus. Žinot, ekstra atveju simptomai panaikinti irgi gerai. Žmogus nekenčia, jį apsaugo nuo skančių, bet priežasties labai retai vaistai išgydo. Šiaip, žinokit, tai pristabdo tą tokį procesą vaistai, bet visą milžinišką darbą atlieka jums tik jūsų imuninė sistema. Ją sukelti, ją pabudinti, ją priversti atsistatyti net sunkiausių ligų, autoimuninių, mirtinų ligų atveju gali tik tai bioenergetikas. Ir žinot, vaistų poveikis yra labai, žinot, vieną gydo, kitą susargdina. Šitą puikiai žinot ir girdėję esat. Aš nieko naujo jums nepasakysiu. Ir ką galiu dar dadėti? Jeigu galit savo kažką tai padėti, tai sustiprindami imuninę sistemą. Jeigu jūs vartosit kažkokias tai arbatas, augalinius su labai stipria cheminė sudėtim, natūralus toksai stiprinimas organizmo, davimas tų medžiagų, tų ląstelių jūsų organizmui atsistatyti. Tai didžiausia pagalba, ką jūs galit padaryti bet kokios ligos atveju. Pas jūs turi jūsų namų bibliotekėliai turėtų būti būtinai knyga apie vaistažoles. Įsiruošdami į gamtą, kažkur poilsiaudami prie ežerų, turėkit tą knygą, prisirinkit savo rankom, prisirinkit tas arbatžoles ir žinokit, kokios tinka prie jūsų būtent susirgimų, kad jie sergat, kad jie turit problemų. Ir jūs prisirinksit būtent tų, tikrai nesumaišysit. Labai aiškiai ten parodytos vaistažolių knygoj visos vaistažolės ir galit jūs savo tą puikiausiai padėti. Mano tie seansai, kurie įrašyti čia pas jūs, tai yra tik tai toks truputis užmaitinimas visai bendrai, bet individualiai įėjimas į kiekvieno žmogaus atskirai organizmą. Tai yra visai kita dalykas. Čia tai tik tai yra šioks toks sustiprinimas, kuris irgi nuims galvos skausmą, tokius mini simptomus. O esmę reikia jau individualiai, mielieji.